laba diena. Rimas Jankūnas šiandien Seimo narys. Sveikatos teisės institutas dirba kaip dirbęs, tačiau turbūt dirbti daugiau galimybių, kai jūs jau esate Seime. Tai turit tokių patirčių su ta knygų leidyba ir tikrai esate atsidūrę už borto. Baimės metais, sakyčiau, labai sėkminga knyga buvo bestselleris ir tikiuosi, kad kažkada bus įvertinta, kaip tokios knygos jau įvertintos Jungtinėse Amerikos valstijose, juk dabar sveikatos ir žmogiškųjų resursų tarnybos direktorius yra Kennedys jaunesnysis, tas, kurio knyga The Real Fauci buvo tokia pat nekenčiama 21 metais, kai jinai išėjo, panašiai kaip ir mūsų baimės metai, kurie išėjo metais vėliau. Tai tiesiog Nėra to laikas blogo, kas sustato neišeitų į gerą. spaudą. Šurajevo ir Šimonytės sukeltas šurmulys, tik tai, kaip visada, yra dar didesnė reklama ir tik padėjo ją išeksponuoti. Na ir dabar, ką reikėtų skaityti, ką naujo turite pasiūlyti ir kodėl? Taip, čia geras pastebėjimas. Iš tikrųjų, Šimonytė tapo šios knygos buvusios reklaminiu veidu. Jei nepaisant mūsų visų pastangų, Šimonytė nunešė visus, jos video pasiekė jau 130 tūkstančių peržiūrų, mes kiti niekaip to nepasiekėm. Aš galvoju, man gal dabar yra proga tiesiog galiu gal kada susiruošti, nueiti ir jai padėkoti, nežinau, paklausiu, ar prisimena tą knygą ar ne. O dabar tai va, dabar yra knyga Žaisti Dievą, garsios prancūzų genetikės knyga apie RNR technologiją, su kuria mes gyvename štai nuo 20-ųjų metų pabaigos. Ir maniau, kad aš čia daug nesužinosiu, tiesiog skaičiau, kadangi, įdomi leidykla parašė ir pristatyti paprašė, bet kai perskaičiau, tai sužinojau daugybę naujų dalykų. Sužinojau, kiek tyrimų įvairiausių su šitos technologijos buvo atlikta anksčiau. Buvo tirtas jos veiksmingumas prostatos vėžiui gydyti, plaučių vėžiui gydyti, odos vėžiui, melanomai, širdies nepakankamumui susijusiam su cukriniu diabetu ir kitoms ligoms. Ir visą laiką tuos tyrimus ištikdavo nesėkmė. Visą laiką būdavo nesėkmės, kol neprasidėjo šita COVID vadinamoji pandemija ir nebuvo pakeisti reikalavimai. Pakeitus reikalavimus, taip supaprastinta, pagreitinta tvarka, šitus vaistus pavyko įregistruoti, pavadinus vakciną. Tam, kad būtų pavadinta vakcina, nes apsižiūrėjo, kad pavadino vakciną ne tą, tai amerikiečiams teko pakeisti vakcinos apibrėžimą. Nes pagal senąjį 2020 metų apibrėžimą šitos Pfizer ir Moderna tie skysčiai, jie nėra vakcinos, bet 2021 metais pakeitus apibrėžimą jie jau tapo vakcinomis. O kodėl jie nėra vakcinomis? Vakcinos yra kažkoks svetimkūnis, kurį suleidžiam į organizmą arba kitų būdų, nebūtinai suleidžiam, gali būti ir įkvėptas, ir sukelia imuninę reakciją. Ne? Organizmo imuninės sistemos ląstelės atakuoja, pasigamina antikūnus, ir sukelia organizmo apsaugą. Čia yra kitaip. Čia nėra joks svetimkūnis. Čia yra genetinis kodas, RNR, ribonukleino rūgštis, kuri patenka į ląstelę ir pagal ją gaminamas tam tikras baltymas, kuris turi apsaugoti nuo virusų. Tai ta RNR yra tarsi tarpinė grandis tarp mūsų genomo
dezoksiribonukleinės rūgšties, kur yra visko pagrindas, kur užkoduota visų mūsų genetinė informacija, viskas nuo to priklauso. Ir paskui galiausiai matome rezultatą baltymą, tą ar kitą baltymą. Baltymai yra daug hormonų, fermentų, raumenys yra iš baltymų ir daugybė organizmo struktūrų. Ne? Tai tas tarpininkas yra ribonukleino rūgštis, tas stebuklingas tarpininkas. Ir pasirodo, kad yra ir kitų mechanizmų, kurie lemia, kurie turi įtakos rezultatui. Kodėl taip sakau? Pasižiūrėkime, būna homozigotiniai dvyniai, tarsi DNR ta pati. Bet jiems nėra viskas tas pats. Vienas gali tapti kažkam alergiškas, kitas ne. Viena ištinka infarktas, kito neištinka, reiškia yra sąveika su aplinka. Žodžiu, daugybė įdomiausių minčių. Ir, tik perskaičius tą knygą ir gerai praėjus dar kuriam laikui, aš pradėjau suprasti, kad tik perskaičius ją galima suprasti, kodėl ji pavadinta žaisti Dievą. Nes iš tikrųjų tai yra žaidimas Dievu. Ir staiga aš prisiminiau 21 metus studentų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studentų mediumą. Čia rengia jie, kai baigia maždaug pusę mokslų ir pakviečia ten savo mėgstamiausius dėstytojus. Tai galiu pasigirti, kad beveik kasmet buvau tenai kviečiamas, dalyvaudavau. Ir 21 metais gavau tokią dovaną, galvoju, man reikia ją dabar susirasti. Susiradau. Tai maždaug 10, gal truputį daugiau mūsų universiteto dėstytojų gavo puodelius, ant kurių parašyta, šitam gydytojui nebijočiau patikėti savo genomą. Aš jau tada taip suklusau, galvojau, aš tai nedrįsčiau ten kažką daryti. Ir galvoju, kad nei vienas iš tų sveikatos mokslo universitetų profesorių, kitų grandų, to nedrįstų daryti, bet tai išdrįso kiti. Ir aš dabar ieškau citatos iš... aš ją radau jau. Iš tos knygos. Tos knygos, kurią dar tuoj pat parodysiu, dar kartą. Tai štai. 2022 m. kovo 10 dienos Alberto Burlos, Pfizer generalinio direktoriaus interviu Washington Post. Burla ir sako, iki šios dienos IRNR, tai yra informacinės ribonukleino rūgšties technologija, buvo nevaisinga. Nebuvo pagaminta nei vakcina, nei joks kitas vaistas. O kalbėdamas apie savo mokslininkų komandą pridūrė, nustebau jiems pasiūlius šį kelią. Jis apibendrino, pasiklioviau nuojautą, sakančią, kad jie žino, ką kalba. Verslininko instinktas? Kaip jūs manote? Tai pasiteisino verslas, labai puikiai prasisuko turbūt. Tai taip. Taip ir, nežinau, aš taip šalia perskaičiau kitą straipsnį, ypatingai, sakyčiau, vertingą straipsnį, kuris lygina mokslą, tikrai mokslą ir marketinginį, atleiskite, šarlatanų verslą ir kas atsitiko su mokslu per 70 mečius. Tai štai, 1952 metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo prasidėjusi gana didelė poliomielito epidemija, protrūkių būdavo. 1954 metais
atliktas SALK poliomielito vakcinos tyrimas. Na, suprantama, jeigu yra rizika, kad žmogus susirgs, galim tikėti, kad pavakcinuovus šansų susirgti mažiau, ne? Tai gal tada suskiepikim visus ir bus viskas gerai? Ne. Tyrėjai atsilaikė spaudimui ir amerikiečių reguliuojančios institucijos atsilaikė spaudimui ir atliko metų trukmės tyrimą. Paklausykite, abiejose grupėse buvo maždaug po 200 tūkstančių vaikų. Įsivaizduojat, kokios apimties tyrimas. Ir kiek buvo paralyžinio poliomielito atvejų? Va čia yra tikroji baigtis, ar ne? Va tas man įdomu apie vakcinas. Man 3 kart nusispjaut. Gerbėmiai virusologai tenai, visuomenės sveikatos specialistai, duomenų mokslininkai, man 3 kartus nusispjauti jūsų antikūnų skaičių. Man įdomu štai šita esminė vertinamoji baigtis. Tai štai, jie padarė tyrimą, kuris įrodė visiems. Tai poliomielito dažnis skiepytiems buvo 17 atvejų 100 tūkstančių, neskiepytiems 61 100 tūkstančių. Mes turime 44 apsaugotus vaikus iš 61, tai yra 71% veiksmingumas, vadinamas santykinis rizikos sumažėjimas. Paskaičiuokite, 44 iš 61 yra 71%. Ir dalykas, kurio mums nenorėjo niekada rodyti farmacijos kompanijos, ir aišku, COVID metu mums to jokių būdų nerodė, nors tai turi būti parodyta pagal Europos vaistų agentūros preparato charakteristikų santraukos rengimo metodikas, vadinamas absoliutus rizikos sumažėjimas. Mes apsaugojome 44 vaikus iš 100 tūkstančių. Na, nelabai daug, tiesa, bet vis dėlto nauda yra didžiulė tam konkrečiam vaikui, tik mes nežinom, kuriam ta nauda bus. Tai sakyčiau, pagal to meto standartus, tai yra aukščiausios klasės mokslinis tyrimas, kuris įtikina savo padorumu, sąžiningumu ir rezultatais. Ir dar vienas įrodymas, kad tai buvo tikri atsidavę mokslininkai, kad tas išradėjas šitos vakcinos jos nepatentavo tam, kad ji būtų visiems prieinama. Pagal šiuolaikinį supratimą, kurio nenori suprasti mūsų marketinginiai profesoriai, aš dar norėčiau matyti nespecifinio poveikio tyrimus, nes jau dabar žinome, o nenorim pirmą pripažinti, kad vakcinos turi ir kitų poveikių negu apsauga nuo tam tikros ligos. Tie kiti poveikiai gali būti ir palankus, ir nepalankus. Na ir kalbant apie gyvas susilpnintas vakcinas, yra pakankamai daug duomenų, kurie sako, kad tie kiti poveikiai, nespecifiniai, matyt, kad yra labiau palankus negu nepalankus. Tai čia yra viena iš nedaugelio vakcinų, žinokit, kurią aš iš esmės tikiu. Na, su ta išlyga, kad man norėtųsi dar iš šitų duomenų. Tikiu, tai kuria prasme? Sako, ta prasme, moksliniai duomenys mane įtikina, kad naudos ir rizikos santykis yra palankus. Nu, atleiskite, su to COVID preparatu tai nėra vakcina ir šitie tyrimai yra ne moksliniai, o marketinginiai. Tai ta prasme, jūsų neįtikina COVID-o tos naujosios vakcinos, manote, kad jos yra labiau žalingos negu naudingos arba abejotinos ir neaiškus poveikis, o tie ankstesni taisyklingi tyrimai, sąžiningi, kaip poliomielito galimas nuo to jūs įtikina? Tai aš vėl kartojuosi, kad vertinamosios baigtis, kas tirta ir ištirta, tas ir gali įtikinti. Ir šitas tyrimas yra vienas iš labai nedaugelio, kuris yra įtikinamas. Su COVID-u ašgi nesakiau, kad
žalos yra daugiau negu naudos. Nu, Aš bet sakau, vat kad kaip yra iš tiesiog tikrųjų, kaip žmogui dabar suprasti, kur jis iš viso dingo, buvo baisiausias baubas, dabar iš vis nėra jo, ta prasme, nu tikrai žmogui nesuvokiama, kas čia vyksta. Gripas kaip buvo, kaip mirė, taip mirė žmonės nuo to gripo ir miršta, o su tuo dabar COVID-u tai kažkaip dūmas koks, nesuprasi, blogas sapnas atrodo kitiems. sako, sako, kaip jūs sako, taip pražiopsojate 21 metais, sako, nu, tą COVID, sako, kad nepatyrėte jokio streso ten kažkurioje valstybėje. Sako, matote, aš neturiu nei radijos, nei televizoriaus, nei interneto. Nieko Tai nežinau. čia buvo tokia infekcija, kuri plito ypač per žiniasklaidą. Nu, tai čia Na, aš suprantu, psichologinė kad ataka yra panikos, kelinta prasme, taip, iš tikrųjų, taip, reiškinys. taip, čia buvo psichologinė ataka, panika keliama. Ne, aš neneigiu tos ligos, taip, jinai buvo, jinai tebėra ir yra kai kuriuom grupėm yra pavojingom, būna, kad žmonių miršta nuo jo, tik tai daugybę kartų mažiau negu mums teigiama. Žodžiu, yra ta liga, tik tai, žinot, sako, iš musės padarytą dramblį galima dar ir pripūsti, tai čia tas ir buvo padaryta. Nu, bet tai kaip dabar? Dabar jūs Seimo narys. Nu, tai kaip čia Lietuvoje to yra dabar iš tikrųjų? Ten mes toliau tas vakcinas perkam, ką mes darom? Vat man sakė, kariškiai toliau skiepijami išvažiuojantis ir nuo to COVID ir nuo visų kitų. Ta prasme, nu, kaip tai yra? Ar mes ir toliau iš biudžeto skiriam pinigus, ar mes kaip kokie įkaitai negalim nutraukti pirkimų, ar jau jie nutraukti, nei jokios informacijos, nu, vis tiek nėra. Žinokit, kai ką galiu atsakyti. Tai va, tai ir įdomu. Taip, vakcinos ir toliau perkamos, šiais metais mažiau negu pernai, bet kitais metais bus daugiau negu šiais metais. Ir Seimo tvirtiname biudžeto asignavimuose tokios eilutės nėra, yra tiesiog asignavimas ministerijai, o toliau jau žemesnėme lygyje tai paskirstoma. Aš negaliu pasakyti apie tas sutartis, nes jūsų, mano ir kitų mūsų draugų Lietuvos piliečių pinigus kaip naudoja, tai žinokit, čia yra konfidencialu. Yra labai daug kas konfidencialu. Kaip taip gali būti? Aš jums kitą pavyzdį pasakysiu. Apie čekučius, apie čekučius žmonėms patinka. Nukreipti dėmesį nuo rimtesnių dalykų, bet aišku, ten būna negražių dalykų, bet jie palyginti mažiukai, palyginti su tuo, kas vyksta. Tai va, dabar žurnalistai paprašo Seimo duomenų čekučių. Nu viskas tvarku, duoda. Tada mano kolega, užsienietis, už sienos jisai sėdi, Ignas Vėgėlė, profesorius, sako, tai aš irgi norėčiau gauti tuos duomenys, kuriuos gavo žurnalistai, ne? Nu, juk ir žurnalistų yra visokių, juk mes tikrai turime pagrindo manyti, kad kai kurie paskelbia, ką jiem reikia, visai ne viską, ne? Sako, ne, Seimo kanceliarija, sako, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neleidžia to pateikti, pala. Bet jūs jau pateikėt žurnalistams. Va taip vyksta. Va taip su to konfidencialumu. Tai čia yra kūrinimas, kvailinimas žmonių, tiesiog patyčios, galima sakyti, ir iš privatumo, ir iš teisės žinoti. Taip. Bet žinokit, tą jūsų šitą klausimą, tai dabar yra geras mėnesis laiko, aš turiu būtinai padaryti vieną darbą. Gegužės 20 turėsim opozicinę darbotvarkę, aš būtinai pateiksiu projektą, kuriuo bus siūloma grąžinti baudas už koronaviruso taisyklių pažeidimus, o lėšų šaltinis bus siūlomas nutraukimas sutarčių dėl COVID vakcinų pirkimo, nes vis tiek tenai 80% su viršum tenka utilizuoti. Taigi mums pinigų reikia tom bombom, tiem tankam, tai ką mes... Ne, čia ne bombom, tankam, čia vakcinom reikia. Galėtume utilizuotas, tas neutilizuoti, nupirkti. Padovanosi Moldovai, jeigu neims Ukrainai,
Gruzijai, ne, Gruzijai nedovanosim, jie jau nebe draugai. Nu vis tiek kam nors padovanosim, o jeigu ne, tai ne, bet utilizuoti negerai, nes prokuratūra tyrimą pradės, reikia kam nors dovanoti. Nu, va, baisu, nu, tikrai. Tai va. Tai taip, iš tikrųjų reikia, nes, nu, tikrai atrodo, kad kažkaip tas cirkas tęsiasi ir ta valdžia vis tiek galvoja, kad tie žmonės yra kvaili, kad jie buki, kad jie nieko nesusigaudo, nieko nesupranta. Ir tėtė, mama, tai yra, kas ten tas valdžioj nuspręs, kaip mums geriau miegoti, ką mums valgyti, ką mums su savo pinigais daryti, nes mes kvailiai nemokame jų teisingai išleisti. Klausykit, gerbiamą Jurgitą, aš pasakysiu, kad jie galvoja, kad ne tik jūs kvailiai, bet ir Seimo nariai kvailiai. Čia mes Ne gauname toj, tokį. kaip ten šaikoj, ne Aš toj. jums papasakosiu, kokiu elektroniniu laišku mes įvairių gaunam ir čia oficialiai iš Seimo, jau nežinau, čia kanceliarija, kas čia platina. Tai vienas iš laiškų aiškino, kaip žaliojo kurso atsisakymas pakenks Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikai, praktiškai sužlugdys JAV ekonomiką. Žaliojo Mes prie kurso ko čia dabar atsisakymas. rūpi, ką jūs turite daryti? Nežinau, Seimo nariai visi gavo tokį aplinkraštį, va viskas surašyta, kaip ten bus, va negerai. O va toks Rimvydas Valatka, žinokit, rypavo, kad va turbūt finansų ministras turi imtis už galvos, kas čia darosi, kad degalai pinga akcizo nesurinks. Įsivaizduojat? Akcizas, taigi nuo litrų, čia, nu, mistika. Durkas padidins kainą už šildymą, va Kaune jau didžiausia Lietuvoje ir nesvarbu, kad už lango visą žiemą buvo pavasaris. Ir vis tiek susimokėsim ir vis tiek susirinks kitais būdais. Na, ne, bet aš sakau, kad suprantat, kad tenai, nu, niekaip nesusiję dalykai yra akcizas ir kaina. Nu taip. Ai, nebent per vienu būdu, jūs žinote, kad galvoju, PVM, ne, akcizas nesusijęs. Pastebit, kad PVM deda ant visos sumos, tai yra ne tik ant benzino, bet ir ant akcizo. Pastebėjot, čekutyje kokiu nors degalų yra PVM va tiek, va, jūs atskaičiuojate tą 21%, bet tame likusiame skaičiuje yra ir benzinas, ir akcizas. Tai, ar jūs žinote, kad akcizą PVM apmokestina? Nežinojau. Čekutį paimi ir susigaudai tiesiog. Dievulėlį mano, tai kiek mes turim susigaudyti, kiekvieną kur nors ką mes tikrint, revizuoti turim visus tą valstybę, kas čia iš vis vyksta. Nu, žiūrėjau, bet šiaip bendrai paėmus, esat Seime, ar mato tokių galimybių vis dėlto kažkaip tai teigiamą įtaką daryti ir vairuoti tuos procesus mūsų, ar čia toks, kaip Sizifas, Nu, kaip pasakyti? tas akmuo galiausiai vėl jūsų traiškis. Kaip pasakyti, esminė įtakai daryti mandato mes, kaip žinote, negavome, mes gavome mandatą kalbėti. Bet vis dėlto sėkmė, kad dabartinė dauguma, jinai tikrai yra protingesnė ir tikrai neveikianti prieš Lietuvą ir bandanti pataisyti tuos priešiškus Lietuvai veiksmus, kurie buvo vykdomi 4 metus. Aš atsakingai sakau, aš manau, kad tai buvo nuolatinis kenkimas įvairiausiais būdais, žlugdant biudžetą, gazdinant žmonės, užteršiant Lietuvą invazinėmis rūšimis. Aš kalbu tiek apie, dar kad nors pradės svarstyti, apie įvairias spalvas. Ir ten galvotum apie migrantus ar laikinai atvažiuojančius į visokius paradus. Tai va šita vyriausybė, šita valdžia panašu, kad linkusi nors ir lėtai, bet po truputį visas tas nesąmonės gesinti. Ir yra dalykų, kur tikrai labai malonu balsuoti su dauguma, kad ir šiandien buvo balsavimas dėl LRT audito, tai jau praėjome ir svarstymo stadiją 79 balsais už, su tikrai labai didelė dauguma. Taip, taip. Kad ten reikia išsiaiškinti, kas vyksta, aišku, kai kurie konservatoriai, pavyzdžiui, tokia Ulbinaitė klykė, kad čia nori žiniasklaidą politizuoti. Tai kad ji labai politizuota, taip politizuota LRT, kad daugiau nėra kur.
Tai prie žiniasklaidos laisvę, matote, mes kovojame, kai mes kritikuojame LRT. Ten Nu, laisvė, ten žiniasklaida, kaip čia pasakyti, čia pats vagipas, pats šauki gelbėkit vagę, ar kaip čia, ne? mistika. Čia nėra jokių problemų, aš manau, jeigu tai yra tikrai skaidru ir jeigu procesai yra normalūs, tai pati LRT senai galėtų viską paviešinti, pranešti, kiek kainuoja kokios laidos, per kokius tarpininkus, kaip kam eina. Viskas perkama per tarpininkus, iš biudžeto eina pinigai, nu visi mes tą suprantam, nu tai čia nėra ką, Tai nėra apie ką rėkti. o jūs pastebite, pavyzdžiui, nekyla klausimų, kodėl LRT generalinė direktorė uždirba daugiau už prezidentą arba premjerą. Tai be abejo, kad visiems kyla, nes labai sunkus darbas, Va. daug O sunkesnis. kodėl LRT biudžetas yra pusantro karto didesnis negu valstybės saugumo departamento? Tai aš O galvoju, todėl, valstybės kad pačioj saugumo, pradžioj niekas neužtrumpino, tai taip ir vyksta. Kai niekas nežinau, nepasako ne arba stop, tai važiuoja traukinys toliau per galvas. labai tikiuosi, kad šitas problemas bus galima taip ar kitaip spręsti, nes, na, nuo čia viskas prasideda. Rimai, nu o kam dabar lengva? Ačiū Dievui, po truputį vis dėlto tikime, kad judame reikalingą kryptimį. Žinote, aš žiūrėjau ar BVP pokyčius, ar kažkokius biudžeto rodiklius, kas vyksta. Tai taip ir vyksta. 19 metai ateina Kubiliaus vyriausybė, viskas eina žemyn, o šitos priešiškos Lietuvai idiotiškos naktinės Mokesčių reforma. mokesčių reformos. 12 metai ateina socdemai berods, pradeda viskas kritimas lėtėti, pradeda kilti, ekonomika aukti, ten aišku, negali sakyti, kad ten viskas faina, bet iš principo pozityviai, toliau ateina valstiečių koalicija, viskas auga toliau, tikrai didėja atlyginimai, nugi matėte, ne? Ir tada ateina 20 ir vėl ateina agresyvi prieš Lietuvą veikianti vyriausybė, vėl viskas eina žemyn, tai aš manau, kad 24 metais vėl atėjo tokia normalesnė valdžia ir ciklas eina į geresnę pusę. Bet va, O matot, žinokit, populiarumas kyla konservatorių ir jau beveik vejasi socialdemokratus, tai nieks nežino, kaip čia bus. na, Ar mes yra mazochistai? vilties. Norisi paklausti, mes kažkokie sadomazochistai turbūt. Na, yra vilties, žinokit, kad tie patys konservatoriai gali keistis, nes tokio blogio, kuris buvo paskutinius 4 metus, aš tikiuosi, kad nebebus, nes tenai nebuvo nei vertybių, nei sąžinės, nei padarumo. Kas ta penkta kolona Seime? Pagal balsavimą dėl KGB išviešinimo, tai patys konservatoriai ar ne? Taip, taip, ne visi. Rimai, tai kas ta penkta kolona Seime? Skvernelis sakė, ją pastebėjęs po savo skverneliu, tik niekas nesusigaudo, kurio čia grupuotėj jinai įsitaisiusi. Ir tokių, sako, paradoksalių dalykų, pavyzdžiui, balsavimas dėl KGB bendradarbių išviešinimo, ką parodė? Tai prieš buvo labai mažai balsų. 4 balsai prieš. Ir Vienas kas? liberalų sąjūdyje, 3 Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų. Na, čia pat reikia pasakyti, kad susilaikimas tai yra tas pats, kas prieš, kadangi tam, kad būtų priimtas pateikimo stadijoje teisės aktas, reikia, kad būtų pusė ir vienas už. Tai susilaikė 2 liberalai, 1 socdemas ir 8 krikščionių demokratų. Tai iš viso mes turime 11 įtariamųjų KGB Konservatorių gretose? konservatorių gretose, 1 socdemų, 3 liberalų. Na, aišku, apie tuos, kur nedalyvavo balsavime, mes daryti išvadų, na, tiesiog negalime, nes yra žmonių, kurie dalyvauja dėl asmeninių priežasčių, dėl pateisinamų, nepateisinamų, o yra, kurie ištraukia korteles, na, kai kuriais klausimais ir mes taip darome. Sinkevičius. Na vėl, aš taip griežtai nekalbėčiau čia. Ir iš vieno balsavimo, na, nedrąsu daryti išvadas. Bet prisiminkime balsavimą dėl tokios Irenos Šiaulienės paskirimo į Lietuvos televizijos ir radio komisiją. Ne? Tai priminsiu, kad ji
apgynė disertaciją apie komunistų ir komjaunuolių žygdarbius, kabutėse 40-41 metais, kuriuose šlovino šitus banditus, padėjusius okupantui, na, okupuojant Lietuvą. Tai dėja, Seimo dauguma paskyrė ją į tą komisiją, tai manau, kad yra siaubingas rezultatas ir tas paskirimas man irgi siejasi su ta pačia penkta kolona. Bet čia turiu pasakyti liberalų sąjūdžio garbiai, kad nei vienas nepalaikė to paskirimo, buvo prieš arba susilaikė. Konservatorių garbiai turiu pasakyti, kad palaikymo ten taip pat buvo mažai, man reiktų patikrinti, bet jeigu neklystu, tai prieš paskirimą, už šitą paskirimą, tai yra už šitą komunistų ir komjaunuolių šlovintoją, balsavo berods vienintelė Šimonytė. Šiandien ryte buvo žiemelis, tas nuo nepriklausomybės pradžios prisimenamas Taip, žmogus, jeigu neklystų signataras, taip. buvęs prie nepriklausomybės ištakų, jisai kalbėjo apie monsinjorą Alfonsą Svarinską, šiandien buvo jos atminimui skirta diena, ir jisai pasakė, kad pirmajame Seime buvo du žmonės, kurie anksčiau Svarinską tardė. Ir mes nuo pat pradžių nesugebėjome nuo šito šlamšto išsivalyti. Jeigu va tokiems žmonėms būtų buvęs uždėtas barjeras į visas atsakingas pareigas, aš nesakau, kad jie visi nusikaltėliai, juos tiesiog reikėjo atriboti nuo valstybinių pareigų ir Lietuva būtų šiandien kita ir penktos kolonos įtaka būtų žymiai mažesnė. Ačiū. Tai buvo Rimas Jankūnas, Seimo narys, vienas iš Sveikatos teisės instituto, jeigu ne steigėjų, tai įkūrėjų tikrai. Taip. Ačiū, Ačiū. Rimai. Kalbėjom labai apie daugą, tačiau skaitykite naujas įdomias knygas, Lietuvoje jos leidžiamos, jas galima įsigyti, žinosime daugiau, būsime protingesni ir mažiau ant galvos leisime lipti valdžiai. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Ačiū.